Labas rytas, draugai, šiandien yra rugpjūčio 31 diena. Gražus savaitgalis, šį savaitgalį praleisiu Dzūkijai, pasimsiu mamą nuvešiu į Birštoną, tėvų sveikatinas, aš pasimsiu Irmantę iš Garliavos, o mes tyrinėsim su Irmante Dzūkiją. Senai Dzūkijoje bebuvau iš tikrųjų. Gal prieš kokių 15 metų, tai lankytinas vietas aplankysim, jums visiems gerai žinomas. Tai va, nusimato toksai šaunus savaitgalis, nes daugam žmonėm darbai jau prasideda, o man atostogos tik prasideda. Tai, žodžiu, atostogas turėsiu iki rugpjūčio 30. Tai va, tai pradedam nuo Dzūkijos savo atostogas. Tu tai nepasikėlini. Tau jie papūsryčiavę. Jo. Rogūčių trasą. Ai, čia kaip Anykščias ta Rogūčių trasa yra. Jo, Rogūčių trasa yra. Birštone City Tourai tokie važinėja. Pusę valandos 7 eurai atveža per visas lankytinas vietas. Tai va. O čia sanatorija. VŠI Tulpė sanatorija, Baltoji vila. Tai va, čia ir paliksi mamą sveikatinti savaitgalį. Ir va čia va, VŠI Tulpė, kur mama palieka savaitgalį. Įdomi, pažiūrėsim, kur mama apsigyvens. Dabar tavai pamokinsi. Kortelę pridėk. O kaip pridėti? Čia yra daviklis. Ai, viskas, girdėjau. Va, jaukus kambariukas, dvigulė lova su vaizdu. Jo. Įgulė lova, televizorius. Ir vaizdas pro langą į kiemo pusę. Dviračiai nuomos. Ir super. Modernus. Tradiciškai kava, baras, televizorius, spinta. Viskas nauja, gražu, tvarkinga. Vonios kambarys. Čia Tulpės gydykla. Pasižiūrėsim. Va, registratūra, matai? Priekį va ten. Tai va, palikom mamą Tulpės sanatorijoje. O mes dabar su Irmante keliausim link Merkinės. Pro Merkinę į Druskininkus, ten irgi eksplorinsim toliau Dzūkiją. Gražu čia, ramu ir smagu, nes nedažnai kada į Dzūkiją nuvažiuoji. Atvykom į Merkinę, stovi labai gražus va Merkinės apžvalgos bokštas. Jį lipsim ir labai gražus vaizdas turėtų atsiversti. Visas Nemunas, jis šiaip ant kalno pats stovi. Gaila, kad nepasiėmėme gerų. Visi, kas turi aukščio baimę, bet be proto atsiveria gražus vaizdai. Nemuno kilpa, Nemunas išteka į kitą upę. Labai gražu, va čia fantastika. Vienas gražiausių bokštų, kokiuose tik teko būti.
Ir kiekvieną kartą vis va truputį aukščiau užlipi, čia toks kaip zigzagas ir vis gražėja vaizdai, aukštėja, be proto gražus vaizdas. Senai nebuvau niekur panašaus. Lipam iki pat viršaus. Jau tiek užlipam, tai reikia pabaigti ir iki viršaus užlipti. O paskui atgal ir greičiau. Dabar žiūrėkit, va taip kaip žiūri, mašinas stovi. Vienintelis arudas. Merkinės bokštas iš viršaus. Labai gražus vaizdai. Atsiveria, verta užlipti iki pat viršaus. Toks tas Merkinės apžvalgos bokštas, vienas gražiausių, kokiam tik tai esu buvęs. Toksai spiralės va formos, nulipimas. Gal realiai baisiausia buvo užlipti, dabar tai nulipti visiškai nebebaisu. Bet šiaip, jeigu važiuosite Druskininkus, Alytų, nepraleiskit šitos progos, nes jis vienas gražiausių realiai. O koks vaizdas atsiveria? Gal ten, galbūt ir Merkysta upė, aš nežinau. Bet labai gražu, labai gražu. Vertas dėmesio objektas. O po jo mačiau yra dzūkiškų patiekalų restoranas Dzūkija. Dzūkinė. Dzūkijoje Dzūkinė. Tai yra, paragausim, kas per patiekalai dzūkiški. Būtų visai įdomu ir keliausim toliau į Druskininkus. Greičiausiai prisiregistruosim viešbutį, čekiną pasidarysim ir tada tęsim eksplorinimą po Druskininkus. Atvažiavom į vietinių patiekalų, dzūkiškų patiekalų restoraną Dzūkinė. Ir žodžiu jo, atverčiau pirmą lapą, yra užkandžiai, bet irgi tokie, tikrai įdomus patiekalai. Va, pirmas dalykas, kas nustebino, yra va sriuba, alaus sriuba su rūkytų varškės sūriu. Taip pat vyno sriuba su vėžių uodegėlėm, bet čia gal jau nedzūkiškas patiekalas. Pasniko dildynių sriuba. Tokie visiškai dzūkiški nacionaliniai patiekalai. Tai va. O iš karštų patiekalų tai irgi va, ką norėčiau paragauti, dzūkiška banda ant kopusto lapo arba dzūkinės va koldūnų yra. Vladislavo vazos kepsneliai, žodžiu, viskas to krašto patiekalai. Vertidė atrodo, kad norisi viską išragauti. Ilgai ruošta anties kulšelė, putpelės traškioj tešloj, upėtakių dilginių vėžių uodegėlių su padažu. Ir va, papildomų garnyrų, jeigu nori. Bulvių košė su spirgais, žarėjai keptos bulvės, grikių košė, raugintos marinuotos daržovės. Tai va, aš manau, paragausiu gal tą sriubą su varškės sūriu alaus, nes nieko panašaus nesu. Ir suvalgysiu dzūkišką bandą ant kopusto lapo. Pagal iš ankstinį susitarimą pažiūrėsim, ar turės. Jeigu ne, tai tada gal koldūnų kokių vietinių arba mėsos kokį kepsnį. Nes čia tikrai įdomių dalykų yra. Va, jeigu nebus, tai tada užsisakysiu senoviniai kepti kukoriai. Tai yra bulviniai pyragėliai su žvėriena arba daržovų įdaru. Atnešė štai tokią alaus sriuba, kepta duonelė ir jų gamybos rankų darbo turbūt sviestas. Kvepia labai skaniai, atrodo tikras sultinys, pasaka, fantastika. Kaip alaus sriuba? Sultinys tai nelabai skanus, bet sūris tai tinka man čia. Alaus sriuba su rūkytų sūrio, ne?
Donytės. Aha, ir paragauk donytės. Kaip duona. O, skaniai. Labai skaniai, ne? Super. Gerai. Skanaus. Varškės sūris čia labai tinka. Skanaus ir Mantei, skanaus man. O ką tu ir Mantei užsisakei? Švilpikus su grybų padažu ir kažkokius pyragaičius bulvių įdarytus žvėrieną. Skamba skaniai irgi. Gerai, įvertinsi kaip čia yra. Gerai, skanaus man, skanaus tau. Ir va tas varūkytas sūris alaus toj sriuboje. Galvau pradžioje, kad vištiena ir jis labai puikiai dera, toks sūrus sultinys. Sviestuką va būtinai jų gamybos užsitepsim. O pasirodo, aš net nežinau, skryliai yra lietuviškas patiekalas, bet turi itališkų šaknų. Nes turbūt galbūt šviesus piltai buvo naudojama, aš nežinau šitos istorijos, bet vat pasirodo skryliai yra kildinami iš Lietuvos, Italijos kažkaip tai ten atvežė bajorai kažkada. Na ir Mantės atkeliavo patiekalas, ką tu čia iš užkandžio, ne? Buvai kažką užsisakęs? Taip, čia yra iš užkandžių ir čia yra bulvių švilpikai, grybų padažas ir grietinės padažas. Super, va irgi. Labai skaniai kvepia. Labai skaniai kvepia ir tikrai netų žodžių čia. Skanaus tau. Švilpikai mano vienas mėgstamiausių patiekalų. Skanūs tavo švilpikai. Apskrūdinti grybų padažas. Grietinė. Tobula. Nors realiai atnešė švilpikus čia kaip užkandį, bet čia pilnai realiai nuo užkandžio jau gali pavalgyti. Pilnas, va toks va, kaip mano lėkštė sriubos. O toks pilnas dubuo švilpikų. Tai va. Na, va ir Mantė atkeliavo senoviniai dzūkiški kukorai. Labai gražiai. Labai gražiai atrodo su grietinės spirgučių padažu. O man atėjo dzūkiškos bandos. Juk grinai primena kugelį su spirgučiais, nes dar varškės padažiukas, grietinė. Grinai, toks jausmas kaip dzūkiškos bandos, tai yra realiai beveik kugelis. Ragausim ir žiūrėsim, ar skonis bus toks kaip kugelio. O kukorų įdaras tai yra žvėriena. Tai sakė, primena kaip žemaičių blynus. O banda irgi kaip plonas kugelis, šiek tiek suroka, gal labiau apskrūdė trašku. Toksai kaip kugelio pusbrolis, sakyčiau. Na va, jau druskininkus atvykom į Greta svečių namus. Čia kiną pasidarysim. Ir, lietus neplanuotai pradėjo lyt. Tai gal nesugadins labai. Nežadėjo ilgalaikių. Labą dieną. Labą dieną. Pas mus į svečius? Jo. Prašom. 2 valandai buvo parašyta, bet biški mes čia neskubėjome, tai... Tik čia pusėje 4. Nu tai va, tai ir... Galėjote ir anksčiau atvažiuoti? Galėjom iš tikrųjų, bet taip gavosi. Gerai. Oi. Užeikit. Kieno vardu būtų? Eimanto Gudonio, aš čia per internetu per... Gudonis pavardė. Jo. O aš gyvenu prie manęs kaimas yra Gudonys. Gudonių kaimas. Nu va, kaip gerai. Įsivaizduojat? Nu va, įsivaizduoju. Gudonis. Jo, per booking. Jūsų pusryčiais, matau. Jo. Aš įrašiau pusryčius dėl viso veikti. Bus kontinentinį, žinok. Gerai. Nebus, bet jau pagaminsim, tikrai viską prigaminsim. Gerai, viskas. Gerai. Tai dar tai 4 euriukai miesto rinkliava, gal žinot tas skirtas. Ai, gerai. Kambariukas jūsų čia, prašau raktą. Ai, raktai viduje. Taip, gerą palaikymą. Ačiū labai. Iki malonaus. Iki. Va. Nu, va, toks kambariukas. Kaip čia poilsio namai, aišku, biški aptrinta. Dušas. Dušas irgi gyvenimo matęs. Tulikas, dušas. Ir grinai ekonomika. Fienas, taip kaip reikia, televizorius, daugiau nieko ir nereikia iš tikrųjų. Tik per miegot. Super.
5 žvaigždutės iš 7. Gražus paveikslas su jūra. Čia, va. Ir lova. Tai aišku, ko daugiau reikia ekonominės klasės realiai maždaug. Jeigu būtų čia viešbutis, tai kokios 3 žvaigždutės. Tai va, dabar lekiam į Grūto parką. Dar porą pramogų čia Druskininkuos numatęs. Na va, atvykom į Druskininkus, irgi lankomiausias parkas ir vienas žymiausių gal Lietuvoje yra tas Grūto parkas, tai yra sovietinių skulptūrų muziejus, kur laikomos visos, iš viso sovietinio laikotarpio skulptūras. Aišku, mums tai lietuviam tai yra labai džiugus periodas, buvo trėmimai, okupacijos, tai, rusai taip suvokė. Jie patriotiškumą suvokė, užgrobdami kažkokią kitą šalį, mažesnį ir menkindami jų vertę. Tai va. Tai atėjom į šitą nelabai malonę tokią vietą. Druskininkų, aišku. Po to Ukrainos karo pradžios tai irgi nelabai tokia kontroversiška vieta tapo, bet tiesiog esame Druskininkos, tai gera proga pasižiūrėti visą tą sovietinės visas skulptūras ir visą tą sovietinį paveldą. Yra šiek tiek ir humoro, padangų protektoriai, uaza, eita dviese, kaip atrodavo. Mes mėgdavom ir vaikystėj įspaust pėdas ant ką tik nubetonuoto cemento ir tada dėdė labai pykdavo. Aišku, apie trėmimus kalbėjau. Štai pirmieji tie gyvuliniai vagonai, kur ir tremdavo Lietuvos žmonės. Bet trėmė tik tai tuos žmonės, kai Rusija, Sovietų Sąjunga aneksavo Lietuvą 40 metais, ėmė nepasitikėti lietuvių tauta, kaip rašo, ir pirmiausia trėmė tuos, kurie buvo visą inteligentiją, karininkiją, dvasininkiją, verslininkus, stambius ūkininkus. Aišku, nes tokius žmonės būtų sunku buvę suvaldyti ir jie turėjo žemės, būtų lengva viską paim grobstyti, o jeigu tais laikais buvai irgi ubagas, tai buvai niekam neįdomus. Tai va, trėmė tuos, kurie turėjo visą statusą kažkokį. Tai va, aišku, tai čia toks vagonas, bet čia šiaip siauruko vagonas ir siauruko šilumvežis va čia va. Šiek tiek yra ironijos, humoro, nes va čia va, kur už mano nugaros yra Lenino skulptūros, va, prie jų labai smagiai ganosi ožkos ir beria prie Lenino paminklo spireles. Tai čia, kaip suprantu, šiek tiek iš jų pasijuokti. Va. Kur Leninas, dabar pilnas gardas ožkų. Prašau, 3,50. Prašau. Mum irgi 0,5 tada. Prašau. Ačiū. Nu, kaip gera, tokia įdomu. Kmynai liktai jaučiasi. Kmynai negazuota, ne? Ar gazuota? Biškiai jaučias kažkoks gazas. Nu. Gal kiek saldoka, bet skani. Kai maži buvo, Jo, tokią gamina Pakruojo dvare. Nu, Tik ją daugiau gazo deda. ir Pakruojo. Analogiška. Jo. Kmynas. Pakruojo dvare va tokia. Gamina ir Pakruojo dvare yra tokia gazo daugiau. Čia tokia visiškai be gazo, sirupėlis, kaip sakė. Toks kaip sirupėlis, be gazo, kmynų skonio.
Čia va, užrašas kviečiantis į rinkimus. Ir vienu žodžiu, komunistinių nepartinių blokas rinkimuose Lietuvos TSR aukščiausia tarnyba. Aš nesuprantu, tais laikais kam tie rinkimai buvo reikalingi, jeigu buvo tik viena partija. Tai gerai, einam į vidų ir pasižiūrėsim, kas ten tuose rinkimuose gera. Įdomu, kas laimės? Jaučiu, lažybų bendrovės iškart praloštų. Neatspėtum, jaučiu niekaip, kas laimės. Aktyvumas irgi jaučiu. O kvapas tai čia irgi kažkokia sena pelėsė. Toks ir autentiškas kvapas. Ar čia bloga ventiliacija, ar čia taip specialiai padaryta toks kvapas autentiškas? Ar nuo tarybinių visų tų knygų, makulatūros. Toks sena, kaip apleista kažkokia, išsitrauktum iš palėpės kažkoks. Šitas grinai panašus į Statkevičių. Grinai. Tarp lentynų eini, va tokią šmėklą pamatai. Tai net krūptelė, biškai, kaip iš siaubo filmų, va. Čia trūktų irgi tokia besijuokiančios mergaitės kokia. Baisu. Tinis pastatas nepanašu, kad ventiliacija labai gera. Lenino monumentai. Kilimas Lenino galva. Už ką jos taip gali? Tik už tiesą. Tik už tiesą. Irgi kiekviena Kariškis. komunizmas šviesi žmonijos ateitis. Iš mokyklos atsimenu. Aš tai tas pirmą kartą matau. Va tokia mokykla. Va, pas mus irgi mokykloje tokių taurių būdavo. Tokių taurių. Laikrodžiai gražus, va. Partinis bilietas. Vojenai bilietai. Karinis? Aha, karinis bilietas kažkoks. Eksponatų, ne. Sovietska. Milicijai. Sovietiniai milicijai 70. Plakatas. Kažką. Ant kiekvieno kampo Lenino monumentų. Buvo draudžiamas tikėjimas, bažnyčios, tai buvo tokių dalykų kaip ateisto pasirodo knygos. Laisva manybė ir ateizmas buržuaziniai Lietuvoje. Ateizmo žodynas ir Karlo Markso ir Engelso Lenino apie religiją. Čia yra komunizmo pradininkai, socializmo. Ir bevaikščiodamas Grūto parke radau Leniną, va. Ir šitas Leninas buvo Panevėžyje. Čia yra nuotrauka 83-90 metų, kai jis buvo. Ir skulptorius yra šitos skulptūros Jakubonis, architektas buvo Makariūnas. Tai va, šita va skulptūra stovėjo Panevėžy, dabartiniai Laisvės aikštėje. Tai va, rado prieglobstį Grūtę. Keturi komunarai skulptūra stovėjo Kaune šitą. Atkūrė, kaip atrodė Aleksoto tiltas. Tais laikais, kai buvo papuoštas. Viena skulptūra iš Aleksoto tilto. Nu va, čia praėjus Aleksoto tiltą Marija Melninkaitė ir jos gatvė. Aš tai iš tikrųjų nelabai atsimenu ir nelabai žinau, kas jin tokia buvo. Bet va čia yra šiek tiek ją parašyta. Šita Melninkaitės skulptūra stovėjo Zarasuose. Melninkaitė tai gimė ir Zarasuose.
stovėjo Sovietų sąjunga okupavus Lietuvą, įstojo komunistinė jaunimo sąjunga. Prasidėjus Sovietų sąjungos Vokietijos karui pasitraukė į Tiumenę. Birželį įstojo Raudonosios armijos 16 lietuviška divizija. O, buvo karė Raudonosios armijos. Atsistojo Lietuvą su diversantų būrė. Buvo Kęstučio sovietinių partizanų būrio narė. Liepos 8 prie Girdžiūnai pateko nelaisvę už diversinę veiklą sušaudyta. Dūkšto miesteliai. Bet daug netraukė. Po mirties Kem 4 jai sutiks Sovietų sąjungos didvyrės vardas. 40 gimė 23, sušaudyta Kem 3. Jai buvo 20 metų. Dabar, kai prisimeni va tos balvonus, tai čia labai primena vieną serialą ir filmuką Robotai transformeriai. Tai irgi tokie buvo, tai čia irgi роботы, трансформеры, коммунисты. Короче, это Леонардо, Микеланджело, Донателло, Рафаэль и их приемный брат Артур. Inkas Kuranovas. Labai moterišką veidą. Kazis Kisėlis. Kolūkio laukuose. Interpretuos pats. Šui Sniečkus. Vėl Sniečkus. Iš kur čia? Kur Sniečkus kultūra buvo? Antakalnio memorialė. Vilnius. Sovietų karių skulptūros. Čia su vainikų pagarbą atiduoda. Dailės galerija, Počta, paštas. Nu, pažiūrėsim, kaip jie įsivaizdavo meną tais laikais. Tai aišku, Lenino skulptūros. Praktiškai visas menas tai yra propagandiniai paveikslai. Ja. Aha, taip pat komunistinė, bet taip jie įsivaizdavo meną. Maskva. Žiūrėk, raudonas kaspinėlis. Visi komunistiniai veikėjai. Čia jau matai. Biškį gal naujesnį. Ne, čia. Nu, tai kad labiau jau rytuose gal tą Aš panašu, nes ten daug kaukių ir per Lavonų jūras, kaip sakė. Dėdė tarp vaikų. Laiveliai visokie va. Biustai. Žuikė. Ir dėdama kiaulės moteris. Na, va, kiaulių fermos. Labai gerbiama profesija buvo. Kiaulininkė. Kiaulininkė, ne? Pažiūrėk, happiness in her face. Aha, bet čia iš veido tai šiek tiek panašu į vyruką. Čia labai jau panašu į vyruką. Kiaulininkas čia. Moteriškas. Nu, su sijonu. Va, išaukštinti Vilniaus daugiabučiai, Lazdynų mikrorajonas. Kaip daugiabučių statė. Vilnius. Po sovietinių paveldų. O, žiūrėk.
Skaitliukai, va, siurblys. Dulkių. Plokštelių gratau. Ten siurblys. Ten siurblys. Akvis, apvalas. Na, ir šiaip. Va, tokia radija pas mus. Tokia radija, šilelis. Šilelis. Žiūrėk, Lenina kokia fotkė su papūga. O, dieve. Ne fotkė ta. Žiūrėk, Stalinas su beždžionėm ir Tadž Mahalas. Nu? Latas tai. Ne. Aišku, va, irgi Lavonų jūra. Tiesa 50 Kauno miesto komitetui. Ir Brežnevas įsavė. Ir su Leninu. Ir Lenino kilimas, po kurią vodkę slepi. Aišku, kai be tradicinio sovietinio gazirovkės automatą, su sirupu apelsinų 3 kapeikos, su grušavinė, tai kriaušių sirupų 3 kapeikos, be sirupo 1 kapeika. Vieną stiklinę visas miestas geria ir nieks nesirgdavo, viskas normaliai būdavo. Tai va. Gal ir būtų įdomu tą paragaus vėl gazuotą vandenį su tais sirupais. Nu, ir tradicinė milicijos automobilis. Moskvyčius. Dar Druskininkuose mačiau yra nauja pramoga. Nu, ji iš tikrųjų ne tokia nauja, jau senai yra linų kelias. Pasižiūrėsim, ar dar veikia, ar galima bilietus nusipirkti ir būtinai pakilsime virš Druskininkų. Rašo, kad tenai pakyli 53 metrus aukštyn ir linų kelias tęsiasi 1 kilometrą pirmyn atgal. Toks va linų kelias, va tai va ir kelia į 53 metrų aukštį. Nu, bus įdomu. Tie, kas realiai bijo aukščio irgi, čia yra išbandymas, bet verta, manau, pasikelti. Ir jis taip lėtai važiuoja. Bus, manau, įdomi pramoga. Laukia, važiuos. Bus įdomu. O tikės va visi, matai, dar suliks. Navukas, tai. Jau galiu nesilaikyti. Oi, kur navukas, matai, kaip įdomu. Gerai? Nu, aš dar norėsiu, tai su dar vieną kaitą. Dar grindinė. Pažiūrėti, kokie ten. O ten jau Čia yra ten Snow Arena. Snow Arena, kur mes iš pradžių atvažiavome. Pas tave įdomiau. Pas tave įdomiau. Nes matai, iš čia tik ir bilietus gali nusipirkti. Sudreba ties stulpai. Na, ties stulpai sudreba, bet nieko baisaus. Ir dabar bus pats gražiausias vaizdas, kelsimės per Nemuną. Skrydis per Nemuną. Ai, tai ko gero, tai žiūrėk, mes čia. Bet tai supranti, bet čia pasistato mašiną. Mes grįžtam tai taip. Tai va, atvykom ir dabar tie keltuvai kas 10 minučių grįžta. Tai va, galima arba vėl į eilutę stoti ir grįžti, arba aplankyti, va, čia yra slidinėjimo trasos, kartingai, va, snowbaras, va, pasėdėti, kepyklėlė, savitarnos restoranai, arba tiesiog va, stoji eilutę ir vėl grįžti.
skraidėm dangumi, linų kelias tikrai buvo smagu. Ar dar kartą skrišiu, kodėlgi ne, bet vat jaučiu žiemą dar būtų labai faina, nes ten jaučiu žiemą labai gražu, vat, arba kokį rudenį, kai lapai pakeičia spalvą. Dabar eisim po Druskininkų senamiestį pasivaikščiot, po Druskininkų pačią miesto širdį. Labai gražu, aš matau, va, dar centre čia bus paruošta scena, tai turbūt gal bus kokia miesto šventė. Druskininkai ramus, poilsinis miestelis su daug pramogų, su daug. Druskininkai švenčia. Turbūt gal ir vasaros uždarimo, pilna elektromobilių vaikams, pilna pramogų visokių. Kvepia. Ir šiaip elektromobiliai, toks kvapas. Man kažkiek gal primena jau va čia va tie namukai tokie va pristatyti. Daug va ledų, kavos, spurgų. Gal toksai šiek tiek primena jaučia tokią šventąją. Grinai namukai, pramogos. Man kažkiek toks kurortas, trūksta jūros ir būtų šventoji. Visiška. Va, rimi parduotuvytė. Ačiū. Na va, pagaliau mano rankose mačos kokteilis. Vakarui pats tas va, kaip privalgius dzūkiškų patiekalų, dar dabar nenoriu. Baisiai dzūkiška banda suri buvo, nepagailėjo druskos, tai vandens daug išgėriau. O dabar vakaro atsigauti su šaltu mačos kokteiliu yra fantastika. Pasivaikščiosim, pasižiūrėsim, ką dar gražus galim čia pamatyti. Sakiško grožio pilyje yra įsikūręs Druskininkų miesto muziejus, kuriuo eidamas galiu nueiti prie ypatingai gražaus Druskininkų išpuoselėtą ežero, kuris turi gausybę irgi pramogų, labai gražų va, fontaną, kuris irgi šviečia naktį, taip pat pramoginės valtis, batutai, pasivaikščiojimai, muzika graži skambanti. Tai va, tokie tie Druskininkai. Kurortinis miestelis, kur bet kokiu metu realiai atvykti gražu ir rasi gražių dalykų čia. Labas rytas. Linkėjimai iš Druskininkų. Atsikėlėm, pavalgysim pusryčius. Ir keliausim link Birštono. Laukia valanda kelio. O pusryčiam gavom šituose nakvynės namuose poilsio. Štai tokios va. Kiaušinukai, dešrelės, agurkiukai, salatėlės, saldainukai, sausainukai, kava su pienu. Kaip ir man, kaip pusryčiai. Puiku. Pomidoro. Va, trūksta pomidoro. Na, skanaus ir man, tai skanaus man.
Labai gražus sekmadienio rytas, vėl atvykom į Birštoną, pasimsim mamą ir keliausim link Kauno. Visiškai oras neprimena vakarą, šiandien saulė šviečia, gražu, sekmadienis, fantastika. Eik, tasau, o čia vien relaksacija jų. Tai kaip pailsėjai, kas ten buvo gera, patiko, faina? Aišku patiko, tai gerai, kad tas procedūras užsisakiau. Sakė, jūs labai gerai užsisakėt procedūras. Kiti užsisako, kur pertraukas, o jūs, sako, užsisakėt, kad tenai viena šalia kitos, jokių pertraukų nėra, vis matai, sakau. Gerai suplanavai. Prieš išvažiuodamas iš Birštono, dar sakau, aplankysiu, būtina iš tikrųjų aplankyti Birštono apžvalgos bokštą. Tai pasilikau mašiną ir bet aikštelė pakankamai toli nurodė. Tai tai vienu žodžiu, tai yra šitas Birštono apžvalgos bokštas yra aukščiausias Lietuvoje, kažkas gal 52 metrai. Pabandysim jį įveikti. Jaučiu, daug bus laiptelių, bet nieko, kažkaip. Kiek apžvalgos bokšto rašo 700 metrų. Tai aikštelė kažkaip padaryta įdomiai už 700 metrų. Kad prie pat kažkaip negali privažiuoti, tai turi mašiną labai toli palikti. Įdomiai. Gerai pasivaikšti po apylinkės, užlip ir vėl 700 metrų grįžti. $52 metrų. Šiaip vizualiai gal vienas gražiausių bokštų su lietuviškais tokiais raštais, stikliniai turėklai. Tai ką, lipam į viršų ir pasižiūrėsim, kokie vaizdai nuo jo atsiveria. Bet aš paskui nulipsiu žemyn. Įdomu, ar pusiaukelė ir ne, atrodo lipilė, bet šiaip toks vizualiai saugus bokštas. Čia visur sienos, tik tai metalinis tas tinklas padarytas, bet vizualiai toksai iš šonų sienos ir viršui sienos. 10 hours later. Prasme, jeigu neskaitant to va apačioj, kur yra tinklas, tai tada visai būtų kaip į kokį paprastą namą lipi daugiaaukštį. Lipu, ar galo nematyti, įdomu kiek dar lipti. Nu bet jau matau. 3 days later. Po biškį. Jau vaizdai atsiveria, tai čia turbūt nebedaug liko. Several months later. Va dar porą aukštų. Ir būsiu jau šio bokšto viršūnė. The following day. Ot geras sportas, va taip kasdien. 10 kartų užlipi, nulipi. Ir po metų hebra manis nepažinsit. Va, aš jau viršūnė. Pažiūrėsim, koks čia vaizdas atsivers. Užlipau į patį viršų. Vaizdas įspūdingas. Tėvelis nuneš tave. Nemuno kilpa matosi. Labai toli. Nes 52 visgi metrai. Labai gražu. Ne, tėvelis gerai, einam, lipsim į apačią.
užlipau į patį viršų. Aišku, nulipti visai nebebaisu. Pats užlipimas tik tai įdomiausia, ekstremaliausia visa ta emocija. O šiaip nulipti jau pats malonumas. Aišku, nerekomenduotina lipti pavalgius, jeigu turi aukščio baimę, nes iš tikrųjų pavalgius tai gali skrandis bloką pasidaryti. O šiaip tai ekstremalumo duoda viršų užlipus tie stikliniai turėklai. Tai dar tokį praplečia, aukštis neišpasakytas, labai daug objektų matos ir labai daug toli objektų matos, labai gražu. Verta atvažiuoti čia tikrai. Aš kažkaip įsivaizdavau nuotraukas, pasižiūrėjau internete, galvoju, ai, tas Nemuno vingis tik tai, bet iš tikrųjų čia daug gražiau negu nuotraukas. Tai nors kartą reikia pačiam va nuvažiuoti ir pamatyti, kas per Birštono bokštas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu įžiūrėjot visą vlogą, nebuvo nuobodus, paspauskit prenumeruoti, subscribe mygtuką ir iki kitų kelionių, iki kitų video. Ate.